Sveiki! Nepaslaptis, kad jau 9 valandos. Kaip ir žadėta, prasideda Baltojo žirgo turnyro burtų traukimo ceremonija. Malonu, kad šiais metais turime dar didesnį dalyvių kiekį ir mūsų susirinko net 12. Labai ilgai nelaukdamas, aš ir pradėsiu traukti burtus. Skirstysimės į A ir į B grupės. Tad pirmasis dalyvis, kuris patenka į A grupę, yra Gintarė. Pasižymiu. Pirmas dalyvis, kuris patenka į B grupę, tai yra Karolina. Ilgai netempsim gumos ir traukiam antrąjį A grupės dalyvį. Ir tai yra Laura. Kol kas vien merginos burtose. Antras B grupės dalyvis. Egidijus. Ar jį pažįsta kas nors? Traukiame trečiąjį burtų dalyvį A grupėje. Ir tai turėtų būti Justina. A grupėje kol kas vien merginos. Kasgi bus trečias B grupės dalyvis? Ir burtai lemia, jog tai yra jums žinomas Nerijus. Ketvirtas A grupės dalyvis. Giedrius. Kas bus ketvirtas B grupės dalyvis? Ir tai yra Valdas. Liko tik tai po 2 grupės dalyvius ištraukti ir dabar į A grupę keliauja. A grupėje bus Aurimas. B grupės 5 dalyvis. Tadas. Ir ką, beliko po vieną žmogų. Pirmasis iš paskutiniųjų į A grupę patenka Mantas. Ir pats paskutinis mūsų dalyvis, bet neprasčiausias, Sandra, žais B grupėje. Ačiū visiems už dėmesį. Startuojame jau rytoj, tad galite jau ir nuo rytdienos pradėti partijas. Na ką, pradedam?